Sveiki, jūsų dėmesiu penktadienio Baltikum televizijos žinios. Ilgai dėl savo geresnės infrastruktūros kovoja Žaliojo slėnio Klaipėdos rajone gyventojai pagaliau išgirsti. Susisiekimo ministerija pasirengusi skirti lėšų požeminiam keliui gyvenvietėje įrengti. Rekonstruojant Palangos plentą, Žaliojo slėnio gyventojams buvo numatyta galimybė į jų kvartalą nutiesti požeminį kelią, tačiau kairinis posūkis visgi nebuvo paliktas. Susisiekimo ministerijos darbuotojai teigė, jog suinteresuotieji nespėjo laiku atlikti reikiamų procedūrų, tai yra susitarti su gretimybių savininkais, kad kelias eitų per jų žemes. Todėl jau 2 metus gyventojų susisiekimas su miestu problematiškas. Į savo namus jie gali patekti tik apsukę vingį ar klampodami kitais keliais, ypač sudėtinga turintiems vaikų. Pernai žmonės savo problemas bandė spręsti piketais. Važiuojam per miesto ligoninį, per Kalotės, sukam į dešinę, per degalinį ir tada papuolam čia. A jeigu tiesiai važiuoti nuo Rimkų, nuo Jakų žiedo, tai turim apvažiuoti savo gyvenvietę, kad patekti 7 km plus reikia aplink važiuoti. Susisiekimo ministerijos darbuotojai teigia, jog yra pasiryžę skirti pinigų požeminiam keliui gyvenvietę įrengti. Klaipėdos rajonas yra pažadėjęs atlikti planavimo procedūras. Svarbu, kad žmonės tarpusavyje susitartų. Mes tokius darbus tikrai finansuosime. Yra labai svarbus vienas niuansas, dėl kurio ir nebuvo įrengta, kiek aš suprantu, šitą pervažą. Tai, kad sklypai, kurie reikalingi nuovažai, reiškia nuvažiavimų nuo kelio, jie yra privatus. Ir jeigu privatininkas, sakysime, gerojų nenorės, tai su juo turės vykti visas procesas, tai visuomenės paėmimas visuomenės poreikiams. Tai šitas procesas dažniausiai ir yra pats ilgiausias. Susisiekimo ministerija skyrė pinigų ir pakrantės sodų keliui nutiesti. Jis išspręs dalį problemų. Šiemet darbai turėtų būti baigti. Gyventojų patogumui yra numatyta dar viena gatvė, jungianti Žaliąjį slėnį su Tauralaukiu. Tačiau dėl šio kelio gyventojai stojo į priešingas stovyklas. Kai kurie žmonės tikrai nenori tą sujungimą, nes tikrai mes išvažiavom iš miesto ne tam, kad važiuotų pro mus vėl transportas. Norėjom gyventi be transporto. O jeigu čia mikriukai kursus, pravažiuos autobusai, yra kotedžiai, kur gyvena vaikai, tėvai tikrai nenorės, kad ir bijos išleisti vaiko iš kotedžio. Žinau, kaip gali būti vienas įvažiavimas, iš vis vienintelis įvažiavimas į gyvenvietę. Tiksliai pasidalino gyvenvietė į kelias grupuotės. Tai ir ministerijos atstovas tai pastebėjo. Reikia visų pirma tarpusavį sutarti tai, ko mes norime. Gal ko gero nėra aiškumo visiems gyventojams, kas geriau, kas blogiau. Kai kurie gyventojai pripažįsta, kad gatvė jungianti Tauralaukį su Žaliuoju slėniu atsirastų greičiau nei požeminis kelias, tačiau jei nebus bendro pačių gyventojų sutarimo, strigs bet kuris projektas.